Sveiki, mėly parakomanai, su jumis aš Albinas Sinevičius ir toliau tęsime mūsų laidas. Šiandien kalbėsime tema apie lietuviškos įrangos tiekimą į Ukrainą ir pakalbėsim apie įmonės, kurios tuo užsiema. Tai šiandien pas mus svečiuose Gediminas Guoba, Grand Autonomy direktorius. Sveiki. Ir Augustinas Vizbaras, vienas iš brolis įmonių grupės įkūrėjų. Sveiki. Sveiki. Tai handšeikai, aš su Augustinu, svarbu, kad tavęs su broliu nesumaišyti ir viskas bus gerai. Tai gerai, tai perinkim tada ir iškart prie temos. Ką jūsų įmonės tiekia Ukrainai? Kokius, ta prasme, ką perka iš jūsų ukrainiečiai, kitaip sakant, ne? Tai jeigu tai iš mūsų brolis įmonės perka praktiškai visą spektrą mūsų produktų, mes gaminam platų gana spektrą individualaus kario elektrooptinių prietaisų, tai nuo taikiklių, lazerinių taikiklių, lazerinių sistemų, tam tikrų filtrų. Tai tikrai esam patiekę turbūt visą spektrą, populiariausi produktai turbūt yra aišku termovizoriniai taikikliai ir naktinio matymo bei lazeriniai taikikliai. Tai čia yra turbūt karščiausios bandelės, kaip mes vadinam. Kurios dabar trendina, dabar irgi, ne? Jos trendina nuo pat pradžių. Poreikis jų yra labai labai didelis, vienareikšmiškai. O optikos dar? Jūs žinau, kad ir optikos. Optika mes tokios kaip plikos optikos negaminam, nuo part ten savo tų filtrų specialių prieš ten rusų lazerinius ginklus. Tai visi kiti mūsų yra elektrooptiniai taikikliai, tai yra kaip ir optika, bet joje yra labai daug elektronikos ir visokių kitokių aktyvios optikos elementų. Supratau. Gediminai, ką jūs? Kuo užsiemat su ukrainiečiais? Mes tiekime, jeigu taip paprastai sakant, dronus, bet kaip parodom tos dronus, tai sako, čia lėktuvas, čia ne dronas yra. Tai mes iš tikrųjų tiekime fiksuotos sparno žvalgybinius bepiločius orlaivius, kurie būtent skirti tam, sakykime, tokiam tolesniai žvalgybai nei kopteriai, tai ten 30-40 km žvalgybai, tai, sakykime, ir artilerijos užvedimui, paieškai, stebėjimui ir panašiai. Tai čia yra mūsų pagrindinis arkliukas, ties kurio mes dirbam paskutinius 7-8 metus. Čia bataliono brigados lygmenių, kas naudojama. Ne būrys jau naudoja. Ne. Supratau. Kaip atsirado ta jūsų draugystė su Ukrainos ginkluotosiom pajėgom kariuomenė? Ar tai buvo, ar jūs patys, kilus karui, ar jūs patys aktyviai pradėjote kažkaip, su noru padėti, parodyti savo produkciją ukrainiečiams? Ar visgi jie labiau ieškodami rado jūs kaip gamintojus? Mūsų gal kaip įmonės istorija, mes apskritai į gynybą pasukom 2014 metais po jau pirmos tos Ukrainos karo fazės, tai mus paskatino į tą pusę žiūrėti. Ir automatiškai, kai mes pradėjom gaminti vis sudėtingesnius prietaisus ir jie pradėjo tikti NATO kariuomenę. O prieš tai gamino tik karvių melžimo? Tarp kitko, karvių melžimo centras yra labai sudėtingas, jeigu taip technologinė prasme. Bet gynyba irgi mūsų pirmi produktai, jie buvo, vadinkim, taip, pradėjom nuo paprastesnių lazerinių iliuminatorių, ten žymeklių ir po to evoliucionavo į sudėtingesnius prietaisus. Tai pradėjome aprūpinti vakarų šalių kariuomenės, paskui Lietuvos kariuomenė ir natūraliai išsivystė, aišku, ir su ryšiai su ta Ukraina. Bet jūs teikėte ir iki 2022 metų? Taip, mažesniais kiekiais, bet buvo mūsų sistema Ukrainai, taip. Supratau. O tai gerai, tai vis tiek neatsakai man į klausimą. Tai kaip užsimesgė tos draugystės? Ar jos iš seniau, pavyzdžiui, buvo kažkokios? Ar jūs parodose dalyvaujat? Ta prasme, kaip jūs surandat savo pirkėją? Ukrainoje. Aš gal visai visko nenoriu atskleisti, mūsų tam tikra komercinė paslaptis, bet turiu, taip gal paprastai pasakysiu, mes būnam Ukrainai. Brolis visą laiką bus Ukrainai ir yra Ukrainai ir mes turim ten ir partnerius, ir mes tiesiogiai ten esam, ir yra mūsų treniruotos, akredituotos, vadinkime taip, remonto dirbtuvės, tai mes ten esam ir tai yra viena iš priežasčių. Kodėl mes ten esam, kad mūsų sistemos jiems tinka ir patinka, jos turi labai gerą reputaciją, tai aišku visas tas procesas užtruko, bet faktiškai, kaip čia pasakyti, šiandienai mes tiesiog esam Ukrainoje ir mūsų sistemos, bet ir mes ten esam aktyviai. Supratau, tai jūs esate ten matom, jūs esate netgi Ukrainos rinkos dalis, galima sakyti, vidinės vos ne. Taip, ta rinka komplikuota, nežinau, kiek čia apie tai plėtotis, reikia suprasti, kad Ukraina yra didelė šalis, bet labai skurdi šalis ir kalbėti apie jos pačios gebėjimą, galimybės kažką nusipirkti, tai jos yra be galo ribotos.
Tai viskas, ten sunkiausia dalis yra, kaip tą poreikį jų patenkinti, tai yra finansavimo ieškojimas, suradimas, nes poreikis yra didžiulis, galimybės yra labai menkos, tai iš tikrųjų, va čia yra visas menas, kaip tą padaryti. Supratau, ačiū. Gediminai? Mūsų atveju mes irgi, sakykime, apskritai tą gynybos veiklą tokią pradėjom irgi nuo 2014 metų, bet savo įrangą pradėjom siūsti 22 metais, jau taip sakant, prasidėjus tam pilno mastos karui. Ir kaip mes ten atsiradom, tai karo pradžia, chaosas, sakykime, toks savotiškas. Jūs kalbate apie 2022. Mūsų pirma partija išėjo kovo mėnesį. Tai vat, kaip viskas prasidėjo, tai ta pati vasario 24 mes susirinkom, ką darom. Nes, kaip ir atėjo tas laikas, kai reikia kažką tai daryti, ką mes ruošiame, sakykime, tos visus metus. Tai tuo metu tai buvo tiesiog paprastai tiek per Lietuvos, sakykime, fondus, kas rėmė, mes ten kaip čia tiesiog pradžiui net ir atiduodavom savo orlaivius, tiesiog, tegu važiuoja, tegu ten bandosi, kad mes patys sužinotumėm, tinkami, jie netinkami. Ir, sakykime, tokiu principu buvo tas pirminis toks užėjimas ir pirminė ta veikla tokia Ukrainoje. Vėliau jau, kai atėjo grįžtamasis ryšys, supratom, kad reikia gaminti didesnį orlaivį, tai tada prasidėjo ir sakykime, taip, visai kitos orlaivio galimybės, visai kitos sumos, kas, sakykime, galbūt ne visiems fondam jau buvo prieinama, tai mes pradėjome eiti per tą oficialią liniją ir tiesiog, kaip čia, praėjom testus, kad būtumėm įtraukti į karinės pajėgas ir tokiu būdu, sakykime, tęsim savo veiklą ten toliau. Ten Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi kažkokį sąrašą, ne? Ar ministerija? Principai tai yra doktrininis dalykas, tu turi būti įtrauktas į jų gamybas, praeiti visą testavimą, tai, pavyzdžiui, mums tai užtruko apie metus laiko. Tai mes turėjom ten sėdėjom laboratorijose, kartu su jų inžinieriais, jie testavo visas mūsų sistemas iki vienos, nes tai yra ne NATO šalis, jie turi savo standartus, pagal kuriuos testuoja ir kaip testuoja, tai buvo ilgas procesas ir po to jau tos sistemos atsiranda toj doktrinui, tai vadinamui, ir ginkluotos pajėgos jas gali legaliai pirkti, nes apskritai... Viešųjų pirkimų konkursus. Taip, nes kitaip jie negali atpirkti dalykų, kurie nėra įtraukti į tą sąrašą. Tai turi būti, vadinkime, testuotos, akredituotos sistemos, tai tie dalykai užtrunka, tai mums irgi užtruko metus, jums turbūt irgi panašiai. Ja, tikrai taip. Apie metus, ne, ir jums? Tai va, ir tokiu būdu tiesiog, taip sakant, tada jau esi legaliai žinomas ir, sakykime, tas legalumas, tai vėlgi ne vien tik tai, kad, ne tai, kad legalumas čia kažkoks nelegalumas, bet tiesiog tu esi ginkluotės dalis. O oficialumas, tu esi ginkluotės dalis ir tada, sakykime, yra žymiai paprasčiau ten plečiantis ir panašiai, nes ir padaryti visi testai, žino visi galimybės, kokios yra, taip sakant, to orlaivio, tai viskas tampa šiek tiek paprasčiau. Supratau. O tai gerai, tai pakalbėkime trumpai dar apie jūsų įrangą. Tu trumpai pristatėte, bet kokios yra, tarkim, stipriosios savybės, kurios ir sužavė tą patį kariaujančią valstybę, kuri, tikrai, aš manau, standartai vis tiek, ten pas juos irgi yra gan nemaži, kaip jūs sakėt, metus užtrunka procesas. Tai čia vėl komercinių paslapčių neprašau atskleisti, bet kuo stiprios jūsų įmonės ir būtent jūsų tie produktai, kaip jūs pristatytumėte? Aš tai paprastai tai žiūriu ir manau, kad atsakymas yra paprastas. Tai jos turi teikti pranašumą kovos lauke. Kitaip tariant, tie produktai, ta įranga, jinai turi būti pranašesnė negu ta, kurią turi priešas. Jinai turi būti patikima, jinai turi, kaip sakyti, dirbti jiem patikimai karo sąlygom. Ir čia būtent ir yra tas, tai, pavyzdžiui, brolius termovizoriai mūsų vienareikšmiškai, jų yra gana daug fronte. Naudojami buvo pirmais karo metais dažniausiai snaiperinių pajėgų. Dabar turbūt, sakyčiau, didžioji dalis eina ant sunkiųjų kulkosvaidžių ir lengvųjų kulkosvaidžių. Tai yra numeris vienas tas taikiklis, kurie naudoja dėl savo jautrumo, todėl kad jisai leidžia pastebėti taikinį gerokai toliau negu rusiškos, baltarusiškos ir kiniečiškos sistemos. Tai mes praktiškai lenkiam jas 2 kartus. Atstumė, taip. Ir tai yra labai svarbus faktorius, kad šiandienai, kaip žinot, tai ir dronai ir visa kita, ta mūšio laukė, tie atstumai tik sparkiai išsiplėtė. Tai visur, kur turi pranašumą, ten jie gali tikėtis pranašumo ir mūšio lauke. Ir jie tą daro. Pavyzdžiui, galiu paminėti su mūsų termovizoriniu taikikliu, jie dirba iki kilometro atstumą, kas yra, turbūt daug toliau, negu mes kada nors specifikuotumėm, kad jis tą gali padaryti. Tas pats su mūsų
Svyro sistema, kur yra gana unikali, tai jau čia dirbo pas mus, žinau, kariai ten į kilometrą ir toliau. Girdėjau, kad gandų lygyje, kad mūsų specpajėgos gal iki 1,7 km, tai ukrainiečiai dabar va čia paskutinę savaitę atėjo, kad į 1,8 km. Tai yra įspūdingi atstumai, vadinkim taip, kaip nekaip dirbti tokiais atstumais. Ir čia ir yra visas panašumas. Su snaiperiniai? Čia snaiperiniai, čia turbūt bus ir 50 kalibras. Dėl to 1,8 km negaliu dabar pasakyti, koks ginklas. Bet taip, čia snaiperiniai ginklai. Tai, taip, nes... žodžiu, tai yra, tai šiaip sakyčiau, visa esmė mano galva yra būtent suteikti pranašumą, nes jų pagrindiniai iššūkiai mūšio lauke, kad jie buvo pirmais karo metais ir dabar jau mažiau, bet vis dar tas tęsiasi, užversti labai daug prastų sistemų, kurios yra ir civilinės, ir prastas, ir bet kas, ką veža per paramą, tai mes dar tai pakalbėsim. Ja, tai aš ko gero tik tai Augustiną papildysiu, kad pirmas svarbiausias dalykas tai technologinis pranašumas, nes ten tu niekam nesi įdomus, jeigu tu negebi skraidyti visose tose džemintose teritorijose, po džemeriais, po ryšių trikdymo įrangą, be navigacijos, tai yra GPS navigacijos. Jeigu tu šitų dalykų neturi, bent jau tai niekam nesi įdomus. Tai čia visų pirma. O antras dalykas, tai vėlgi, sakykime, tada jau kiti dalykai, kiek sugebi kokybiškai tą daryti, ta prasme, kokybišką produktą tiekti, pastoviai kiek kokybišką produktą tiekti, priežiūrą visą, kad būtent irgi vykdyti, kad neužtruktų ten, nežinau, davė man ukrainiečiai, pavyzdžiui, pusę metų užtrunka atiduoti įrangą ir atgauti atgal. Tai jeigu tokie dalykai, tai, ta prasme, tu iš karto krenti į sąrašo galą. Čia, kad kažką pataisyti, pakoreguoti. Tai tas turi būti labai, labai greitai, taip sakant, ir kad kuo greičiau įranga grįžtų į, taip sakant, į fronto liniją. ASAP, taip, as soon as possible, arba как только так сразу. Tai va, tai šitie dalykai. Kitas dalykas, vėlgi, sakykime, mes patys irgi ryšius pasidarėm ir panašiai. Tai va, tas irgi, taip sakant, kaip čia, vėlgi, ta prasme, skrydžiai po ryšio trikdymo įrangą, kiek tu sugebi giliai arti džemerių skraidyti, tą informaciją rinkti ir panašiai. Taip, ta prasme, taip. Technologinis pranašumas arba apskritai pranašumas mūšio lauke per atstumą, per kokybę, per mūsų atveju vaizdo galbūt kokybę, detalių kokybę, visą tai lemia, kad esi pasirenkamas vietoj kitų. Mhm. O jūs, Gediminai, irgi užsiminėte apie tos testavimus Ukrainoje. Kaip, gal trumpai irgi, kaip tas testavimas vyksta, kad dalinys gavęs ten tas priemonės, jau jis būtų užtikrintas, kad tikrai gavom kokybiškas įrangą, kurią galim naudoti. Ir aišku, kad tas toks abipusis ryšys, ta produkcija į dalinius ir daliniai pasitikė ją, ir kad produkcija yra gera ir tinkama naudojimui. Ja, tai čia iš tikro man padarė įspūdį, būtent kaip testuoja ukrainiečiai, mano atveju, dronus. Tai tu atiduodi savo specifikacijas, pasakai, aš galiu padaryti tą, ten, sakykime, nuskristi tiek, ten matyti tą iš tokio atstumo, ten skraidyti ten be GPS-o, ten po ryšių trikdymo įrangą ir taip toliau. Na ir okei, kiekvieną punktą įima ir testuoja. Sakai, skrendi ten kokią 30-40 km, va tau kryptis, skris. Praktiškai, rodyk viską praktiškai. Būtent, ta prasme, visi dalykai buvo ištestuoti praktiškai. Okei, GPS-ai. Skrendam į tą pusę, ten stovi džemeris, įjungiam džemerį GPS-o, paskui įjungiam angliškai spooferį, lietuviškai turbūt kažkoks bus GPS-o apgaudinėtojas, ta prasme kažkas tokio, įjungiam ir žiūrim, ar ten tu nenuskridai kažkur tai 2 km į šoną. Ryšių trikdymo įranga. Turi kontrolę, neturi kontrolę, ten vaizdas dingsta, nedingsta. Taikinių nustatymas, kokia precizika, atitinka, netitinka, koordinatės matom teisingai, neteisingai. Ta prasme, visi šitie punktai, esminiai punktai yra ištestuojami praktiškai. Ir viskas, ir jie tada jau surašo raportą,
nesvarbu ten, sakykime, kažkur vienaip ar kitaip, geriau ar blogiau tau pasisekė, jie surašo raportą, tada jie atiduoda į savo padalinius, padaliniai mato faktą, ne mūsų specifikacijos, o mato jau tą, kad ten komisija atliko rezultatą ir viskas. Ir jie pagal tai jau sprendžia. Įdomus jiems tas įrankis, neįdomus, yra užduočių, kur jie mato šitą įrankį panaudoti ar nemato. Tai tokiu principu tas vyksta. Iš mano pusės mūsų truputį gal kiek kitokia situacija, nes mes einam su jau karinė įranga, kuri šiaip apskritai jau buvo paplitus ir kitose rinkose, karinėse struktūrose, kariuomenėse ir taip toliau. Tai yra, kaip čia sakyti, išbandytas produktas ir NATO rinkose. Ir tai yra jinai labai tokia standartinė, kaip šaukštas valgant, ar ne? Taip, kiekvienam kariui reikalinga. Būtent, kad tai yra, kaip aš sakau, standartinės ekipuotės dalis, kuri turėtų būti, vadinkim taip, kad jie galėtų ten naktį kovoti. Tai, kaip sakau, tas poreikis yra didelis ir jų atveju tai reikėjo tiesiog, kad jinai veiktų patikimai, turėtų technologinį pranašumą ir tokiu būdu, kaip sakytų, pati reputacija daro už save visą darbą. Tai mes tą ir gavom. Tai mūsų principė tas įėjimas su tom sistemom buvo, kad jos tikrai yra geros ir po to jau tai nebereikėjo nieko. Jeigu jos būtų nuvylusios, tai tiesiog niekas nebūtų daugiau užsakinėjęs. Taip, vienareikšmiškai. Tarsi manau, kad tiesiai ten su end useriais, tai jiem būtų visiškai neįdomu, mes neturėtum jokio kontakto. Ir kas šiandien dienai mes turim labai tamprų ir intimų santykį, vadinkim taip, ten su jais. Su vienetais ant žemės vos. Taip. O gerai, tai o kaip testavimas, tarkim, tas visas procesas, požiūris į testavimą atrodo, tarkim, lyginant su kitom valstybėm, taigi teikiat ne tik į Ukrainai. Taip, tarkim, su NATO valstybėm, ten su ta pačia Lietuva, kokius skirtumus gal pagrindinius išvelgtumėt? Aš sakyčiau, jie vis tiek rytų europiečiai yra, tai ten yra tų ir pliusų, ir minusų, ir, kaip sakyti, nepasakyčiau, kad vieni geriau, blogiau. Aišku, pas juos karo sąlygos, bet, pavyzdžiui, lazerinė sauga NATO tam visam blokė yra labai svarbus aspektas ir ten bus lazerių saugos, ten tas instruktorius, ten visa kita, žodžiu, labai reglamentuota, kad tik niekas nesižeistų. Ukrainai lazerių sauga, kaip sakė, atsargiai vyrai galingas lazeris, pas mus viskas čia sakė galinga aplinkui. Bet, kita vertus, aišku, jie mokosi iš mūšio ir gauna tų patirčių ir kartais iš to, kaip sakyt, tu gali išmokti daugiau, arba jie tau pasako, kas veikia, kas ne, kartais naujų aspektų. Kita vertus yra ir tas, kad jie, ukrainiečiai, kaip čia pasakyti, jeigu jiem duosi daiktą, aš viską čia žinau, čia viskas jiem aišku, bet mes po to primiktinai vis tiek vedam tuos mokymus ir po mokymų būna, čia geras, žodžiu, tai, kaip sakyti, viską kaip ir žino, bet reikia mokytis. Visi toks tipinis biškiai. Čia, kaip sakau, čia tas rytų Europos ir pas mus to mentaliteto yra. Tai vakarų Europai, NATO valstybėse, tai tas yra labai griežtai reglamentuota ir aš tai sakyčiau, ten šiaip aukštas lygis, aukšta kompetencija, jie visą laiką turi ir karinės laboratorijas, tos pačios optikos, optoelektronikos, visko. Testavimo laboratorijas. Testavimo, būtent. Tai jie testuos ne tik, kad kareiviai ten atšaudys ir pasakys, kaip mums patinka, nepatinka, bet jie turi laboratorijas, ar tu tikrai techniškai atitinki tą, ką tu sakai. Ten ar ką idėjai, tas mikroschema, ar tikrai yra būtent. Jie viską ištestuos ir tu ten, apart to, kad turi pateikti visus akredituotų laboratorijų ir kitus ten testo raportus, visą tą karinio standartą atitikimą, jie tikrai patestuos ir dar kartą, ir tą turi ir Britai, ir ten Olandai, ir Belgai, ir Prancūzai. Turi tas karinės laboratorijas, kur turi kompetencijų centrus, kurie tą gali padaryti. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje šiandienai kol kas to nėra. Ir čia, sakyčiau, yra didžiausias trūkumas. Tai visa laimė, kad pas mus bent jau vėjasi su tuo, kad tai testuokim lauke ir reikalaukim akredituotų laboratorijų ataskaitų ir taip toliau. Bet, kaip sakau, dar čia tikrai yra kur pasivyti. Tai būtent toj techninės kompetencijos srity mes dar tikrai atsiliekam. Ukrainai irgi, vadinkim tai, bet jie tai yra hands-on ar ne, ir pas juos vyksta karas, tai ten aš kaip sakyčiau, kita situacija. Sakykime, ta techninė pusė ir techninių reikalavimų pusė, tai labai panašiai, ką ir Augustinas pasakojo, bet, sakykime, ką matom didžiulį skirtumą, tai būtent vėl apie ryšių trikdymą kalbant. Tiek GPS-ų, tai yra navigacijos ryšių trikdymą, tiek apskritai ryšių trikdymą. Tai vakaruose to praktiškai nelabai vyksta ir net nelabai reikalavimų tam yra. Galbūt su laiku pasikeis, bet čia momentui tai yra toks savotiškas tabu, nes ten praktiškai bet kurioje vakarų valstybėje, jeigu pasiūlai, tai galim patestuoti čia ir po ryšių trikdymo įrangą ir taip toliau, tai sako, ne, čia labai, taip sakant, daug užtrunka gauti leidimus ją įjungti ten ir taip toliau ir panašiai. Tai tas testavimas yra visiškai kitoks, kai Ukrainoje ryšių trikdymas yra numeris 1. Ta prasme, kad pats pagrindinis testas. Tai va čia didžiausias skirtumas yra tarp Ukrainos ir visos likusios Europos, sakykime. Tai nežinau, galbūt ten Lenkai kokie galbūt ten aktyviau tą daro, bet šiaip bendrai karas aktualizavo ukrainiečiams tą, kad to reikia.
reikia tikrinti. Tikrai taip, ir nes pas juos ir įranga atsirado žymiai galingesnė, bet kaip sako Augustinas, ten pas mus čia viskas galinga. Tai ten atsirado įranga tokia, kurios, sakykime, vakarų Europoje net neleidžia įjunginėti. Tai jo, tas karas privertė. Trikdymo prasme. Taip. Tai vat karas tikrai privertė tą padaryti, bet aš tikiuosi, kad mes irgi tą pasivysim, taip sakant, ir irgi tokius testus pradėsim daryti. Kamantinėja turbūt vakariečiai daugiau negu ukrainiečiai, ar nebūtinai? Nu, ten, nežinau, tikrina dar kartą, pertikrina. Tokio, aišku, nebent tu pasitikėjimą turite, tarkim, jeigu jau ne pirmą partiją, tai turbūt ten jau nieko netestuoja, toliau, ar vis tiek kažkokios yra patikrinimas trumpas? Aš manau, yra tas pasitikėjimas, visą laiką visas nuoskaudos ir kažkas, jeigu neveikia, tai mes tikrai reikalavim ir prašom, kad gautumėm atgal, bet suprasti reikia tą, kad, kaip sakau, ukrainiečiai dar vis kenčia nuo to, kad jie ne visą laiką gauna to, ko nori. Ar ne? Ir kartais jie prašo vieno, o nuperka kitą, nes tai yra nuodingiau. Nepamirškim, kad korupcijos lygis ten yra didžiulis, ar ne? Ir finale kenčia tas žmogus, kuris yra fronte, ar ne? Tai jų vienas iš didžiausių tokių skausmų yra, kad jie nori geros įrangos, jie nori technologinio pranašumo, jie nenori bet ko. Jie nenori šlamšto, jie nenori nereikalingų dalykų, kurių irgi vakarų pasaulis užveža jiems. Ir nesvarbu, kad tu deklaruojasi, kad čia pareimi 100 milijonų ar 200 milijonų, jeigu tie dalykai yra nenaudojami, tam kare, tai ta parama yra, kaip sakyti, tik tai politiniam bonusam pakelti. Tai aš manau, kad jie yra tam tikra, ką mes matom, tikrai nuoskaudos tam, kad realaus poreikio atliepimas, tai ten tą sunku išmušti, kaip sakyti, reikia labai daug dirbti, kad tą padaryti, nes tai yra ir politinė, ir tarpinės, ten yra visokios, kur, vadinkim, taip ir perperdavinėtojai, ir ta pati politinė grandinė, ir vadovybė, kai kur ir taip toliau. O tai gerai, išnaviguoti. Tai kaip tas grįžtamas ryšys ateina iš žmonių ant žemės? Ne? Tai vis tiek kažką. Tai kaip tu sakai, jūs turite asmeninius kažkokius kontaktus? Turim ir asmenis, ir tarpininkus, ir tiesiogiai. Iš kovojančių vienetų jūs gaunate tiesioginę grįžtamą ryšį, kur padeda jums tobulinti kažkiek. Bet vėlgi, jeigu tu ten siunti jau kokią 5. partiją, tai tas grįžtamas ryšys atitinkamai mažesnis turbūt, nes tiesiog tu jau vis tiek ištobulini tą produktą. Nebūtinai, aš sakau, kad manau, kad užsimezga toks realus kontaktas, ar ne? Realus santykis su juo. Neoficialus, bet toks. Jisai kažkoks, jisai nėra ten kažkaip, bet vadinkim taip, toksai dalykiškas, ar ne? Pragmatiškas. Tai vienas dalykas, jie suinteresuoti gauti gerus daiktus, kurie padeda jiem mūšyje. Ir manau, kad tai yra svarbiausias viso to aspektas. Ir jeigu aš esu tas, kuris išgirstu, išklausau, gaunu tą feedbacką, tai jie pasitikė, duoda atgal ir kad, kaip sakyti, jiems reikia to tęstinumo. Tai aš kaip sakau, vėlgi reikia suprasti, kad poreikis tom sistemom, kurios mes gaminam, yra, jisai milžiniškas, kaip sakyti, ir šiandien jisai toli gražu yra nepatenkintas. Ir kiekis tų visų elektropinių sistemų jis yra tam individualiam kariui gerokai per mažas, kad jie tikrai turėtų didžiulį pranašumą. Lyginant su rusais, manau, kad rusai turi galbūt dar menkesnį, bet padalinių aprūpinimas yra labai nevienodas ir yra ne viena istorija. Teko ir mums patiems matyti tos raportus iš mūšio tam tikrų vietų, kur rusai sužinodami per savo žvalgybas, kurie vienetai, kurie ten batalionai turi mažesnę aprūpinimą, būtent per juos puola naktį, sugrupuodami savo vienetus, kurie turi naktinį matymą. Tai reikia suprasti, kad... Ieško pranašumo. Taip, ir pramuša. Ir tas reikia suprasti, kad ta naktinė kova šiandienai ir tam kare, ką rodo, kad tai yra vienas iš tų pranašumo faktorių, kurį teisingai išnaudojus, tu gali... Technologiškai turint priemonės, tu gali išnaudoti. Taip, ir jis šiandienai dar nėra išnaudotas iki galo toli gražu. Tai ten, sakyčiau, iš to tas grįžtamas ryšys jisai naudingas abiem pusėm, vienareikšmiškai. Ir sprendžiant tam tikras smulkės problemas, mes galbūt tiek negalim kustomizuoti kaip Gedimino atveju, bet irgi prasprendėm ten tokius dalykus, kaip paprastą dalyką, kaip maitinimas. Tai jeigu NATO visoje struktūrose, visose viešose pirkimuose standartas yra eiti su standartiniam baterijom, ten ar 2A, ar 3A, ar ten CR123, tai Ukrainos fronte, ypač ten, kur karšta, tai kioskų nelabai yra ir baterijų nenusipirksi, taip tiesiog. Ir vienas iš didžiausių problemų buvo, kad pas juos viskas kraunama iš tų powerbankų, kuriuos čardžina jau tie generatoriai. Ir tai mes turėjom skubiai adaptuoti elektronikas, kad jie tą galėtų darytis, nes pas mus buvo pritaikyta nuo baterijų, kurių jie, kaip čia pasakyti, buvo trūkumas, deficitas. Tai šiandien dienai mes tuos visus, kaip mes vadinam, išmoktas pamokas, traukiamės į naujų produktų kūrimą ir ten jau tą stengiamės atliepti pilnai, kad, vadinkim, taip tas produktas tikrai tiktų bet kokio mūšio sąlygom, kaip sakau. Tai čia svarbus dalykas mums jau toks.
kaip pas jūs sugrįžtamo iš vienetų, kurie naudoja? Mes turim tiesioginį irgi ryšį, nes pas mus, sakykime, gal ta specifika kitokia. Sistemos ten didesnės, jų kiekiai be abejo yra netokie ir mes priduodami sistemas visada kursus pravedam. Tai mes turim tiesiogiai kontaktą su operatorium, kuris operuos tą sistemą. Ir čia būtent, ką ir minėjo Augustinas, kad tas grįžtamasis ryšys gaunasi labai svarbus. Nes vienas dalykas, jie duoda tą ryšį, tai yra duoda tą kažkokius klausimus, pasiūlymus ir panašiai. Ir ypatingai, jeigu, taip sakant, gauna tą patobulintą sistemą sekančių važiavimų, tai pas jos pasitikėjimas visiškai kitoks atsiranda. Jie tada su tavim žymiai atviriau, paprasčiau kalba, nes, žino, kad įmanoma šnekėti. Tai nėra taip, kad vienpusis kažkoks tai eismas, kad pasakiau ir ten pamiršo. Tai šitas be abejo yra svarbu, bet iš kitos pusės tos ir pastabos būna labai svarbios, nes operatoriai paprastai būna gana patyrę, nes fiksuoto sparno orlaivius jau operuoja tie, kurie, sakykime, ten jau praėjo visus lygius. Tai būna operatoriai tokie irgi jau atitinkamo lygio ir jų tos pastabos būna labai svarbios. Ir, sakykime, nėra taip, kad tas grįžtamasis ryšys kažkaip mažėtų, mes kaip tik jaučiam, kad jis transformuojasi. Nes, pavyzdžiui, prasidėjo karas 22 metai, buvo daug operatorių, kurie operavo ten nuo 14 metų, žino ten tas senesnės, tokias visokias galbūt sudėtingesnės sistemas, jiem ten duodi, jie ten supranta, viską atsiranda, jeigu ten reikia kažkur, tai dar kažką savo prisijungia ir viskas ten jiem veikia. Tai dabar praėjus jau porai metų atsiranda vis daugiau naujų operatorių ir atsiranda poreikis viską smarkiai supaprastinti. Mes ko gero jau nuo praeitų metų vidurio vis girdim, čia šitą reikia paprasčiau, šitą reikia paprasčiau. User friendly labiau daryti. Taip, būtent, kad kuo greičiau apmokyti operatorių, kad kuo jam paprasčiau būtų galima operuoti net ir tose sudėtingose sąlygose. Logiškai, nes jie neturi prabangos ten mėnesiais mokytis. Taip, tai va tas, sakykime, keičiasi ir jie mus pastoviai irgi, kaip čia, challenge-ina, lietuviškai nežinau. Iššūkius vis duoda. Jo, iššūkius vis duoda, kad va šito reiktų. Va šitas, jeigu būtų, tai būtų, mes galėtumėm tą ir tą padaryti. Tai tas yra labai gerai. Mes patys važiuojam į frontą ir patys ten operuojam, patys dirbam. Tai čia irgi būna didžiulis tas supratimas, kaip tai atrodo realybėje, nes kai kurios dalykus irgi tai, ką tau sako, atrodo, man atrodo, gal čia nelabai naudinga. Bet kai išbandai ir pasižiūri, žiūri, kad jau po 2 savaičių ten jau hebrai sakai, reikia daryti, darom. Tai tas darbas, sakykime, pačiam tiesiogiai fronte, operuoti ir už fronto linijos, tai mums irgi duoda tą labai gerą supratimą ir, sakykime, ne vien tik tai iš vartotojo pusės, bet apskritai iš tos aplinkos, kas vyksta. Kaip su Lietuvos ginkluotosiom pajėgom ir su krašto apsaugos sistema? Nes, girdim, poreikius tikrai yra jie ir konkursai vyksta ir dronai yra iš tikrųjų perkami, kiek aš žinau, visai nemažai ir iš visų 3 klasių šiais metais, bet kažkaip ar Lietuvos gamintojai yra tenais tarp jų produkcija Lietuvos? Šiam momentui ne, bet čia, sakykime, irgi galbūt yra keli aspektai. Pirmas dalykas, kad apskritai tie pirkimai, kurie dabar vyko, jie daugiausiai yra buvo sukoncentruoti į tokią koncepciją, kad visi dronai turėtų vertikaliai kilti ir leistis. Ir tas kaip ir... Vertikaliai tai yra... Jo, ta prasme, ne. Ai, taip. Jo. Ne nuo pakilimo tako, ne guma kokia ten. Tai, sakykime, net ir visi sparno tipo bepiločių orlaiviai turi kilti vertikaliai ir leistis vertikaliai. Tai čia, sakykime, yra tikrai toks ateities požiūris, nes jeigu pasižiūrėsim amerikonus tuos pačius, jie irgi būtent šitą sritį vysto, bet jeigu pasižiūrėsim, ką amerikonai tie patys siunčia į Ukrainą, tai matysim visiškai priešingą vaizdą, ten jokio nėra vertikalai kylančio, besileidžiančio, viskas yra, taip sakant, konvenciniai lėktuvai. Jo, tai čia yra labai geras klausimas ir atsakymas yra gana paprastas.
tam, kad suteikti dronui vertikalų kilimą leidimąsi, tau reikia gerokai jį išbranginti, daugiau, sakykime, prainvestuoti į infrastruktūrą ir tuo pačiu sumažinant jo galimybės. Tai net ir Ukrainoje, jeigu pasižiūrėsim, kokie yra, sakykime, tie top dronai įvardinami ukrainiečių, kas daro, kaip čia, daugiausia darbų ir daugiausia naudos atneša, tai visi yra tie konvenciniai lėktuvai standartinio tipo. Tai čia galbūt tas yra skirtumas, nes, sakykime, mes irgi kažkurio metu planavom daryti tuos vadinimus vertikalaus kilimo, bet karas parodė ir būtent mes tokį grįžtamą į ryšį gavom, kad žiūrėkit, nereikia. Pas jūs paleidžiamas iš rankos, sėda ten praktiškai vos ne vietoj ten, kur pasakėjai. Kies principas, kipit simbolas. Jo, ta prasme, kad sako, jums tikrai nereikia, ta prasme, nesifokusuokit į tą. Ir tas tikrai yra svarbu, nes jeigu mes padarytumėm tą vertikalų kilimą, ten lėktuvas gali išbrangti 1,5–2 kartus. Tai gal čia yra perteklinis reikalavimas? Ateityje aš tikiu, kad tai gali būti, kad kai kuriuose klasėse vien tik tai bus, bet šiam momentui ir ypatingai vykstant karui, kai tau svarbu turėti kuo geresnės galimybės, kuo toliau nuskristi, pavyzdžiui, ir žvalgyti, tai tikrai yra perteklinis. Na, ir sakau, tie pirkimai, tie, taip sakant, pasirinkimai, ką ukrainiečiai renkasi ir patys gaminti ir kaip čia, daugiausiai misijų, kurie orlaivių atlieka, tai būtent tą ir parodo. O kitas dalykas, tai ko gero galbūt dar ir politinis buvo, nes lapkričio mėnesį vyko NSGK susirinkimas, kur ten, sakykime, toks pakilo dronų klausimas ir kai Lietuvoje apskritai pradėjo spręstis kažkiek judėti, nors jau visi konkursai jau buvo sudėlioti. Ir tada mes jau pradėjom žiūrėti, kad galbūt mums iš tikrųjų reikia fokusuotis į vietinę rinką, o ne pirkti vien tik tai iš užsienio tiekėjų ir tai va dabar net įstatymą tam turim. Tai aš tikiu, kad ateityje tas pasikeis, bet dabar, taip sakant, turim, ką turim. Svarbiausia, kad apskritai tie dronai būtų, kad mūsų kariuomenė turėtų kuo mokintis, turėtų kuo naudoti, nes čia yra ne vien tik tai operatorių klausimas, čia yra didžiulis klausimas, kad pajėgos ant žemės išmoktų dirbti kartu su dronais dirbančiais virš galvos ir netgi, sakykime, suprastų, kaip jos yra matomos dronų. Nes čia yra svarbus dalykas, ko aš manau mūsų kariuomenei labai trūksta. Tai šiais metais jau ten apie 366 milijonus, man atrodo, įsigijo dronų. Kursai atsiranda ten dronų įvairūs, ten, žodžiu. Tai, kaip ir pokytis, manau, tikrai matomas ir progresas yra. Tai manau, kad ir daugiau lietuviškos produkcijos bus irgi šituose mūsų karių rankose. Kaip pas jūs yra, Augustinai? Na, mes anksčiau gerokai atsiradom Lietuvos kariuomeniai, turbūt jau mūsų įrangą pradėjo nuo 2016 metų naudoti ir individualaus kario požiūrio. Aš dar pertrauksiu, atsimenu pats, kaip gavau jūsų naktinio matymo prietaisą, dar atsidarau, žiūriu, brolis. Tai bet reikia pasakyti, kad Lietuva gana inovatyvi tuo požiūriu, būtent individualaus kario programą, jinai pradėjo gana anksti net NATO, tuo vadinkim kontekste jo, jeigu imkim tą Europinį be Amerikos, ar ne, tą NATO, tai mūsų pėstininkai, ir mes orientavomės ne tik į spec pajėgas, bet ir į tą reguliarią kariuomenę, kas, manau, yra labai svarbu ir Ukrainos karas rodo, kad reguliari kariuomenė kariauja tą karą, jos reikia daug ir pėstininkas visą laiką bus. Taip. Nesvarbu, dronai, raketos, kas tik nori, pėstininkas niekur nedingo, jis visą laiką toj nulinėje linijoje sėdi ir jo reikia, kad jisai, kaip sakyti, išgyventų kuo ilgiau, nes jisai laiko tą liniją. Tai sakyčiau... Boots on the ground, tas poreikis čia visą. Taip, tiesiog, kad ta programa taip truputį ėjo, taip aš sakyčiau, kaip punktyrų. Tai buvo geras startas, paskui buvo toks truputį štylis ir paskutinius kelis mėnesius vėl pajudėjo ledai. Tai jeigu taip judės toliau, tai aš žiūriu labai pozityviai. Manau, iš mano požiūrio žiūrint, Lietuvos kariuomenė, pėstininkai mūsų tampa tikrai moderni NATO kariuomenė. Tikrai gėdos nedaro niekam ir jau nedarė ilgai. Tai, pavyzdžiui, net ir tie patys naktinio matymo prietaisai, tai jie 2016-2017 metais pagal savo charakteristikas, kurie turėjo, jie buvo geresni negu tuos, kuriuos dabar estai nusipirko dabar. Jie jau tada buvo geresni, tai
turint omenyje, aš kaip sakyčiau, kartais ir pas mus gaunasi. Kartais. Nu, gerai, gal dažniau negu kartais. Tai va dėl to aš sakau, aš taip gana pozityviai vertinu ir, kaip sakyti, ir tikiuosi tai tęsis. Nes mano galva, kaip sakau, tai yra tas šaukštas prie lėkštės valgant, tai yra, kad tą, ką mes darom, tai yra standartinis ekipuotės dalis ir be jos, aš manau, jie privalom turėti tam, kad žinom savo priešą, nereik nieko apgaudinėti, ne kolonijinius karus mes turbūt kariausim, jeigu ką. Turbūt ne. Tai, manau, reikia fokusuotis, kad kiekvienas karys mūšio laukia išgyventų kuo ilgiau ir turėtų tą pranašumą prieš. Antikolonijinius, nes kolonizatorius yra kita. Galim ir taip kalbėti. Aš žinau, kad tu atsinešiai mums parodyti žaisliuką. Taip. Kario šaukštą tą parodyk mums. Jo, tai čia gal, čia net, jo, šaukštas, čia lėkštės susiriba gal, ar ne? Okay. Nu, arba atvirkščiai galim taip pasakyti. Čia yra lazerinis taikiklis ir, pavyzdžiui, nuo 16 metų, jau specpajėgos tu turėjo, bet apskritai NATO tokio reguliarios kariuomenės standartai ekipuotės dalimi, jin tampa tik tai paskutinius kelius metus. Pradėjo visos NATO kariuomenės į tai žiūrėti, kad mums to reikia ant kiekvieno ginklo. Kodėl to reikia? Todėl, kad naktinio matymo turėjimas leidžia tau gebėti matyti naktį, matyti aplinką, pamatyti priešą, bet šauti vien tik tai turint šautuvą ir naktinio matymo tą monokuliarą ar binokuliarą yra beveik neįmanoma arba labai sunku. Tiesiog tai yra nepatogu, tu nepataikysi. Turint lazerį ir naktinį matymą, tu tampi rimta galia. Tarsi realiai tu greičiau, taikliau negu dieną gali tą padaryti šūvį. Ir jeigu priešas neturi to naktinio matymo, tai, vadinkim taip, jo išgyvenimo šansai yra nuliniai. Tai čia atsiranda naktinis pajėgumas. Tai aš manau, kad į tą juda visos NATO kariuomenės. Ukrainui lygiai tas pats. Šitie mūsų lazeriukai, jie yra daugybėje dalinių šiandien dienai. Mes dirbam turbūt su netoli 20 skirtingų nuo ten oro pajėgų iki spec pajėgų, iki žvalgybos ir taip toliau. Jis turi ir dieninį lazerį, bet aš kaip sakyčiau, tai jo, ten gali dieną naudoti jį kaip šturmui parodyti taikinį, bet naktį jo visa esmė yra, aišku, naudoti kartu su naktinio matymo tuo monokuliaru ar binokuliaru ir atlikti šūvį naktį ir ten daugiau atlikti kitų funkcijų, kaip ten nuakinimo, apšvietimo, taikinio žymėjimo ir taip toliau. Tai, tai yra tiesiog, sakyčiau, daiktas, be kurio tu naktinio pajėgumo neturi. Lygiai kaip ir termovizorius, kuris, pavyzdžiui, ant kulkosvaidžio, tai mano galva šiandien dienai dar ir NATO kariuomenės yra toks, kaip čia pasakyčiau, nepelnytai užmirštas dalykas, kuris kažkodėl doktrinose neatsigulė ir, net ir paimkim mūsų kariuomenę, tai daugumą kulkosvaidžių naktį miega, nes tu nieko nematai šiaip. O uždėjus termovizorių, tu realiai turi pusę skyriaus galios, su kuriuo gali dirbti ir taikliai ir kaip sakyti... Taip. Ir kulkosvaidžiai, žinai, čia skyriaus ginklas. Tai... Ir kaip pavyzdys Ukrainoje, tai mūsų termovizoriai, kaip sakau, 90% jų prioritetas numeris 1 yra kulkosvaidžiai. Didžiausia ta galia, vadinkim taip, kovinė ir jie jį dedasi. Su termovizoriniais taikikliais dedasi. Taip, ant kulkosvaidžių, nuo sunkių iki lengvųjų, nes tiesiog, tai yra, kaip žinai, skyriaus ginklas, ar ne, galim taip sakyti. Tai ateis tas ir čia, manau, kol kas dar, kaip sakyt, painam po vieną, bet faktas, kad šitie dalykai yra, kaip sakyt, duoda pranašumą ir, kaip pavyzdys, čia turbūt buvo, čia pasirodė ir per LRT. Tu gali ir mechaniškai. Tai čia mechaninis taikiklis, kad jeigu man baigėsi baterija, kažkas numirtų, aš toliau vis tiek dirbu, bet kaip pavyzdys, ką duoda techninis pranašumas, technologinis pranašumas mūšio lauke, tai čia buvo iš Nacgvardijos ir LRT rodė tą laidą, kur 4 ukrainiečiai turėjo lazeriukus ir tą naktinio matymą, mūsų tą įrangą išguldė visą būrį rusų, kurie neturėjo naktinio matymo. Čia pradžioje, man atrodo, pačiam paprašyti. Ne, čia buvo ne taip seniai, čia kelių pavasarį, gal šių metų pavasarį, čia kovo mėnesį ar balandį. Tai, kaip sakau, tai yra kitų atveju nebūtų turėję jie šitų prietaisų, jie būtų neišgyvenę, jie neturėjo jokių šansų. Dabar jie buvo, kad ne tik, kad... Santykis buvo kosminis. 4 prieš būrį, jie buvo užklupti priešo būrio ir jie tiesiog, kaip sakyti, sugebėjo ten tą pirmą jų šturmo grupę su šitais iššaudyti kaip zuikius, nes rusai neturėjo naktinio matymo. Tai tas irgi atveria galimybę, kaip sakyti, tu turi tą, ko priešas neturi ir toliau jie jau su to pačiu lazeriu užžymėjo taikinius, tos 3 jų šarvuočius rusų, kuriuos jau po to artilerija sudaužė. Tai gavos toks, kaip sakau, fantastinis dalykas, kaip sakyti, bet jis gavosi ir tie žmonės išgyveno būtent dėl to, kad jie juos turėjo. Tai, kaip sakyti, šitie visi dalykai sukuria pajėgumą, kai juos turi ne vienas karys, o turi visas skyrius, visas būrys, visą kuopą, taip sakyti, tampa tada realių pajėgumų. Tai manau, svarbiausia yra akcentuoti būtent tą, kad tai nebūtų barstoma kaip druska po 2 į būrį, bet kad būtų, reiškia, aprūpinus visas. Operatorių biškai pasvilinsiu.
Galiu jungti, jeigu nori žaliavą. Čia nepakinsim niekame šį kamerų. Čia yra visa lazerinė sauga atliepta, čia NATO prietaisas. Nu gerai jums. Čia va dabar bus training Gediminai, modas. palauk, negaliu taikytis, palauk. Žalis šviečia, šitas tai akiai saugus, dabar galis režimas. Tai čia. O tai silpnas ar kaip? Jo, Tai čia turi kintamą modelį. Nejungt, nei Nes jau žalias, tai... Ai, uždengta čia. Tai jeigu jau naudoji lazerį, nebereikia optikos. Tada žiūri tik į tašką. Tik į tašką. Jo. Nu jo, čia šiaip. Tai nereikia... Šiaip, pavyzdžiui, šturmui, ta prasme, pastatų čia yra kosminis dalykas, tam nereikia... Jis turi plačią kampę pašvietimą, žinai. tranšėjai valymui, šturmui. Čia, dar gali išplėsti tą lazerį, ne? Taip. Čia yra keturi, negaliu čia, naktinį tik tai galiu išplėsti. Matai, dieninio negali. Dieną tau nereikia įplėsti. Daug gerai, nesivartykim. Jokauju. Gerai, šiaip kosmiškai atrodo. Tai čia yra, šiaip, kaip šitas dalykas, dabar NATO atsiranda, kaip sakau, standartinis ekipuotės dalis ir yra, naujovė, kad ne vienos šalies dabar reguliarios pajėgos būtent apsirūpina tais lazeriais ir labai nemažai mūsų lazeriais. Čia, kaip sakai, tokia reklaminė pauzė, bet tai čia yra, kaip sakai, rimtas dalykas. Ne, čia labai geras dalykas, aš manau, kad jo, čia. Tikrai, jeigu buvo būrio vadu, jeigu tokius būtume turėję, tai čia... Geriausias būrys būtume kariuomenį. Naktį tau atveria čia kosminės galimybės. Šiaip taip. Ir čia, žinai, čia planavimui viskam, čia visam procesui, šiaip karybai visai, nes kai tu turi tą 24/7 galimybės, čia yra visiškai, keičia labai daug. Mano, kaip sakyt, profaniška nuomonė, aš prieš Rusiją tai naktį kariaučiau, nes tai yra tikrai ten, kur jie neturi to pranašumo ir ten juos gali prigauti. Jo, ir dronai lygiai taip pat, nes irgi ką sakau, kodėl gerai, kad pas mus kariuomenė atsiranda tie dronai, tai nes būtent tas suvokimas, ant kiek naktį tu esi matomas ir, sakykime, kiek ten padeda tie visokie tinklai termo ir taip toliau ir kad juos reikia ten sąžiningai, tvarkingai sudėlioti, o ne šiaip uždėti, nes jeigu pas tave ten padangos atviros ir jie šviečia, tai tie tinklai tikrai nepadeda. Ja, tai va tas, kad kaip čia pas mus atsiranda tos technologijos ir mes jas pradedam naudoti ir ypatingai naktį, tai čia yra labai svarbu, nes tik tai taip išmokstam patys nuo jų slėptis. Ir taktika keičiasi, taip būt. Visiškai. Tos produkcijos Ukrainoje galima ir dronų tų visokių rasti, ir ten kitokių, ta prasme, kokia yra kitų gamintojų, net tų perpardavinėtojų galbūt, produkcija, kuri pasiekė Ukrainą ten per paramas, nežinau, per kažkokius, per pirkimus tos pačius, gal vis tiek kažkokius, iš Ukrainai pačioj. Kuo dažniausiai ukrainiečiai nusivilia, arba kas jos, kuo skundžiasi? Aš gal taip trumpai pasakyčiau, kad kuomet skiriama parama, taip logiškai kalbant, paramos gavėjas turėtų būti naudos gavėjas, ar ne? Taip, logiškai. Tai neretai, ypač vykstant karui, būna kartais, kad perpardavinėtas ar tarpinė tampa naudos gavėjai, o anas gauna kažką, ne visai tai, ko prašė. Ir tai tikrai yra neretas atvejis tenais, ypač pirmais karo metais, tai tikrai ten buvo toks jovalas. Pirmais tai tiek 2.14, tiek ir 2.22. Jo, labiau 22, nes 14 ten buvo tie kiekiai maži ir ten buvo visai kitaip čia, o čia jau kai visi metė, tai atsivėrė galimybės visokiem, kaip aš sakau, gariūniniam spekuliantam, ginklų prekeiviam ir taip toliau. Ir taip paprastai kalbant, užvertė krūvom ir buvo ir gerų, ir blogų. Pavyzdžių, kokių pavyzdžių pateikti? Tai tos pačios kiniškos, baltarusiškų visų termovizorių, visokio šlamšto, civilinio. Tu kalbėjai apie termovizorius, optikas. Taip, aš kalbu iš savo pusės, taip, visokias tas nuo A iki Z, vadinkim taip, buvo ir viskų nereikalingų dalykų, ten nuo designatorių labai ten brangių. Tai aš girdėdavau, kad ten termovizorių atveža ten vos ne ten milijoninis, ten 3 dienas padirba ten savaitę ir viskas, sušlapo ir viskas. Tai būtent ir neatlaiko, ir ten tose pačiose remonto dirbtuvėse, kur ir mes tenais jos apmokė savo tvarkytą, ateini tokia krūva tų, kaip jie sako, adnakratnai, vienkartiniai, ir yra mūsų kariniai. Mūsų tai jau ten brolis jau yra kaip jau vajenai хорошая štuka, vadinasi. Mūsų tikrai turi reputaciją. Tai mes jų turim, kaip sakyti, ten pristatę, kaip sakyti, ne 100 į tą Ukrainą, ten turbūt šiandien yra virš 1000 jau tų termovizorių, bet sugedusių yra ten, jų kažkaip 12-13, tai tas parodo, kad per 2 karo metus, jos patikimai tarnauja. Ir to jiems reikia, kad jos atitarnautų. Tai čia kitas dalykas. Ir esmė, kaip sakau, kai nėra užtikrinamas ryšys su galutiniu vartotoju, tai tada, kaip sakau, naudos gavėjai būna bet kas ten. Ir dėl to, kaip sakyt, aš esu, pavyzdžiui, didelis...
kaip čia, ukrainiečiai irgi dovanotą markelių dantis nežiūrima ir tada tas atsakingas tampa tas tarpininkas, tas paramos vežėjas. Senovinio suveža, kaip sakyt, neslėpkim, visi matom, kad ir vakarų šalis atsikratė labai daug seno laužo, deklaruodami, kad tai yra labai atsit geri dalykai, esu pats matęs tam tikrose valstybėse, neminėsiu dabar pavadinimą. Vakarų valstybės persiginkluoja tam tikrą prasme. Bet tokių matęs, kur net Vietnamo kare geresnis beveik naudoja dalykus ir tiesiog, tai deklaruojama kaip parama. Tai mano galva, tai nėra tokia, kaip sakyt, sąžininga parama, tai yra jos imitacija. Kitas dalykas galbūt yra ta prekių kontrolė. Jeigu tai yra karinė prekė, tai jos kontrolė, to viso to, vadinkim taip, judėjimo kontrolė privalo būti užtikrinta. Todėl, kad toj pačioj Ukrainoje, jeigu daikto judėjimo kontrolė nėra užtikrinama ir nėra gaunami galutinio vartotojo dokumentai ir nėra gaunami ten tie visi garantiniai raštai, štampai ir taip toliau galutinio to vieneto, tai jinai gali dar persiparduoti kokius 2, 3, 4 kartus. Taip ir būna. Taip ir būna, būtent. Bet jeigu yra tie popieriai, tai tą padaryti jau gerokai sunkiau. Ir tokiu būdu, kaip sakyt, nepamirškim, kad karas su Rusija yra vienas aspektas, bet karas su korupcija yra kitas. O jeigu taip kalbėtume su žmonėm fronte, jiem abu priešai yra vienodai šlykštus. Tai aš kaip sakau, stenkimės daryti tą paramą teisingą, skaidrę, nes tai, kaip sakyti, yra svarbu. Ir svarbu tam, kas stovi gale, kas iš tikrųjų patiria tą karą. Nes nuo tų priemonių jo gyvybė priklauso. Ir kai jis gauna bet ką, vadinkim taip, visi tą nesažiningumą jaučia ten. Ir tai yra nuoskauda, kaip sakyti, ne vieno karą ir ne vieno vieneto. Jo, dar šitas klausimas gal nėra taip akcentuojamas plačiai, bet jo, tas yra. Bet aš manau, kad tiesiog apie tai kalbėti irgi reikėtų kokybė. Ką jūs girdite apie dronų? Nes dronai ten labai trendina dabar visur. Trendina, bet irgi lygiai ta pati situacija, nes iš tikrųjų, ką daug girdim, tai būtent priveža bet ko, nes sako, atvežė ten droną už 100 000, bet jis net kilometrų nenuskrenda toje aplinkoje, kuri yra tenai. Tai ką su tokiu daiktu daryti? Ir aš pamenu, jau praeitų metų pradžiai jie sakydavo, kad pas mus sandėliai jau pilni ten tų dronų, ta prasme, mes juos tiesiog kardom ir kitur naudojam, nes jie nepanaudojami yra. Ta prasme, jie neveikia. Taktikoje neveikia. Būtent. Ta prasme, jeigu ypatingai jam dar net kokio GPS-o reikia ir be jo jis neveikia, tai ten apskritai tiesiog, tai šiukšlė, nieko daugiau. Tai tokių tikrai yra ir kiek girdėjau, šiais metais ukrainiečiai dar labiau sugriežtino, kad jeigu anksčiau, dovanotą markliui nežiūrima į dantis, tai dabar pasakė, ne, jau žiūrėkit, nebeturim jau kur dėt. Atvažiuojat, pasitestuojam ir tada, jeigu viskas gerai, tada mes jūs priemam paramą. Nes, priešingų atveju, ta prasme, tie dalykai nepanaudoti lieka. Tai jūs norite pasakyti, kad jie sakys, žiūrėkit, ne, mums tokios paramos nereikia, jeigu ten šlamštą atveš kažkas. Taip. Aš irgi pritarčiau, kad jau nuo antrų karo metų tas pradėjo darytis, negalim taip gal suabsoliučinčiau, nes kartais, kaip sakyti, yra kaip ir tai apeinama. Užuomazgos atsirado. Bet atsirado tikrai lengviau operuoti tie, kas duoda gerus daiktus, nes jie jau pradėjo atsijoti pelus nuo grūdų. Ir tas galutinis vartotojas dabar jam visiško šlamšto jau neįkiši, nes tarsi jis tiesiog sakys, kad, Ir yra kitas aspektas, reikia suprasti, kad jie per tuos karo metus ir su ta visa vakarų parama, kuri yra vienaip ar kitaip tokia gana masiška, išsibandė visus vakarų pasaulio ginklus ir visus vakarų pasaulio prietaisus. Ten tokia mišrainė pas juos. Ir jie su ta sukaupta patirtim šiandieną jisai žino, kaip sakyti, po 25 skirtingus modelius ir dabar sako, žiūrėk, man iš tų reikia to arba to arba to. Lyginti, taip, ir iš to, pavyzdžiui, mes atvirai pasakysim, mes iš to išlošėm, nes jie mūsų daiktus vertina labai gerai, mūsų kaina yra labai priimtina. Tai netgi lyginant su konkurentai. Taip. Mes esame kokybės kainos santykių, mes esame tikrai labai konkurencingi ir ukrainiečiai mus renkasi apart vietinio gamintojo, kas liečia termovizorius, tai mes esame numeris 2 po jų Archerio, kurį jūs jiems kiša. O dronų, dar dronų pusėj, kas, sakykime, nežinau, gal jūs irgi girdite tokius dalykus, kad irgi jau kokie metai atgal, kas prasidėjo, tos įmonės, kurios, sakykime, pradžioje užsitikrino pardavimus, pradėjo gauti didžiulius užsakymus ir pradėjo labai stipriai kristi kokybė. Ten, sakykime, irgi girdėjom apie vieną čia kompaniją, vardais neminėsiu, bet pristatė 20 brangių orlaivių po milijoną. Kiekvienas kainuoja. Ne, Lietuvoje niekas tokių negamina. Bet viena sistema 1 milijonas kainuoja, pristatė 20 tokių sistemų. 20 milijonų. Taip, pirmam skrydžiui pakilo 2. Iš 20? Taip.
Ir problemos tokios, kad neįdėtas kompasas, laidai neteisingai sulituoti, tai kas surinkinėjo tas sistemas? Čia Afrikos vaikai. Tai būtent, tai vat šitie dalykai prasidėjo ir taip išeina, kad ten būtent kaip čia stengiamasi tiesiog priduoti, o paskui jau gražinsit ir tada mes dar metus taisysim, taip sakant, tas klaidas. Tai vat šitie dalykai prasideda. Ir iš tikrųjų būtent, kai kariai jau žino, gausim gerą daiktą, nes už milijoną ten visą kitą, ten gerai pasirodęs prieš tai, o sako, jis net nepakyla. Tai irgi toks, kaip čia, savotiškas toks ir nusivylimas vakarais gaunasi. Kaip gavystė. Taip, visiškai. Jūsų įmonės dirba su Ukraina, tiekia ten ginkluotę, gerai, įrangą. Ar nėra susidomėjimo iš tų, tos priešiškos pusės, Rusijos, Baltarusijos, iš jų spec tarnybų, iš, nežinau, kažkokių, žinot, nes, tai, tarpsime, jūsų per daug čia gali surasti, kad jūs dirbate su Ukraina, čia nepasislėpsit, taip, ten vis tiek viešieji pirkimai. Plius ir toje pačioje Ukrainoje ten yra, žmonių, kurie dirba ir priešų pusėje. Tai ar nebūdavo tokių atvejų, nežinau, kažkur tiek Ukrainoje, tiek Lietuvoje? Jeigu taip... Tai yra... Tai va, kelis gal papasakokit. Nepaslaptis, bet tai vadinkim taip tas dėmesys iš rusų, baltarusų, tai nuo 2014 metų mes dar įmonės nebuvom pasistatę, dar 12 metais pirmą rusų šnipai atvažiavo, kai dar tik tai pamatus kėlėm. Jurijus ir Dimitrijus sutraukė. Net vardai žinai? Jo, ten tik įmonė. Tai mes jau tada pirmą kartą pridavėm antram departamentui, tai buvo berods 12 metų vasarą, tai čia buvo pirmas kartas, dar pas mus dar net nestovėjo laboratorija. Dar mes apie gynybą net negalvojom tuo metu, bet jau jie, tai čia tas iliustruoja, koks jų yra pasirengimo lygis. Jie kryžiuką ant mūsų įmonės užsidėjo dar tada, kai mes net nefantazavom, kad mes gynybos srity dirsim. Bet tiesiog mūsų technologijų profilis, jūs visi žino, kad kur naudojamos tos technologijos ir kur gali būti pritaikomas. Tai jau jie tada atvažiavo. Ten, kaip sakyti, vienas atvejis, paskui ten turėjom tokių smulkių psichologinių operacijų, kur ten atvažiuoja į aikštelę su rusiškais numeriais, bando fotografuoti, specialiai, demonstratyviai. Ir o po to yra kitų tokių, vadinkim taip, įmonių legalizavimas Lietuvoje, kur baltarusiško kapitalo, baltarusiško karinių koncernų ir visų kitų tenais tų modelių, kurie vienaip ar kitaip mums sunkino gyvenimą ir... Kaip konkurentai, kur... Taip. Pasislėpia. Žodžiu, jų, vadinkim taip, veiklos arba tie modus operandi modeliai yra gana sofistikuoti. Jie mūsų valstybės sąrangos silpnybės žino, mano supratimu, gana gerai ir tą daro. Kol kas pritrūko iki išpildymo, nes vis, kaip sakyti, ten pritrūksta. Bet jie čia aktyviai veikia 100%. Toje pačioje Ukrainoje tai irgi, mes tai stengiamės užtikrinti, kad mes visą laiką kontroliuojam iki galo, kas gauna tas mūsų sistemas, nes ten irgi yra, ten visgi vyksta karas ir ten, kaip sakyti, negali būti naivus, tai irgi visko yra. Aš girdėdavau, ten paramą nuveža, perima, rusų, arba net prorusiškiam nuveža ten. Atveju. O pas jūs kokių patirčių yra, Gediminai? Tai, sakykime, be to apskritai, jeigu taip panaršius ten telegramą tą patį ir taip toliau, ten būtų galima susirinkti mūsų sistemos visus vidurius, kas ten kaip veikia. Ta prasme, kad visi aprašymai ten ir panašiai rusiškose kanaluose, ta prasme, kad yra... Vaikšto, žodžiu. Jo, nes natūralu, kai tavo įranga pradeda daryti pokyčius, ji tampa įdomi. Ir ją tada, taip sakant, pradedama domėtis, kaip prieš ją galima būtų veikti, ne? Nes vėlgi kalbam apie atsparumą trikdžiam, tai kaip būtų galima ją vis tik tai paveikti, ar yra kažkokių tai priemonių, apskritai rekomendacijos rusų kanaluose, gal kaip saugotis, kaip atpažinti. Ta prasme, kad gali jau normalią analizę rasti apie įrangą ir toks dalykas. Aš gal čia dar pridėčiau, kas atsiranda svarbu tuo aspektu, ardymo, tai aišku, nereikia būti naiviem. Ir mūsų įranga išardyta buvo ne kartą ir kaip karo trofėjas, ten tiesiog vyksta toks karas. Bet svarbus aspektas yra, kaip čia mes ją gaminam ir kokią tiekimo grandinę naudojamės. Pavyzdžiui,
Tai mūsų tiekimo grandinė yra išimtinai China Free ir ITAR Free vadinama, tai mes, grubiai tariant, Europos tiekimo grandinė, tai yra tie komponentai, kuris net atsidaręs, jam juos Rusijoje gauti, nėra, kad neįmanoma, bet yra sunku dėl visų sankcijų ir viso kito, tai tas, tai ką jis išsiardė, ir ką jis darys, jam tiesiog, vadinkim taip, tiesiog iš to kažką labai padaryti yra sudėtinga. Tai čia vienas kelias, jeigu mes vis dar naudosim bet ką, bet kur, tai va tada mes jau atversim viską. Nes ir komponentai tie, jie irgi yra taip lengvai negausi ir jie yra vis tiek komerciniai susitarimai visokie. Taip, rusai, reikia žinoti, kad rusai turi savo, vadinkim taip, gamybą ir pagrindė Kinijos naudojasi kinų gamybą, kurie gamina viską nuo A iki Z, ar ne? Tai jeigu tu nueini nuo Kinijos gamybos, kas gynybai šiaip yra privalu NATO rinkose, beveik visose NATO šalyse, tai tada jau jiem yra gerokai sunkiau tos komponentus svarstintis ir pas save daryti kažkokį tą reverse engineering ar kažką. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl taip NATO šalyse spaudžiama, kad nebūtų tų priešiškų šalių komponentų ir visa kita. Ir kaip sakyt, būtų didžiausia klaida, jeigu mes ir toliau leistumėm naudoti kiniškus komponentus karinėse ir gynybos paskirties sistemose. Tai vertinant platų paveikslą, tą big picture vadinamą, taip holistiškai, kaip iš savo, aišku, sričių, savo požiūrio kampo, kokias jūs, kelias, tarkim, 2, 3 arba 1, gal kokią tokią išmoktą pamoką iš šio karo matote? Gal jau išmokom, gal dar reiktų išmokti? Aš tai taip gal kelis aspektus akcentuočiau. Tai vienas dalykas, kad tas karas, kad ir koks kitoks jis būtų, jis nėra labai kitoks negu antras pasaulinis karas, tas totalinis karas. Taip, kai kurie aspektai ir sluoksniai to karo keičiasi. Antras dalykas, technologinis pranašumas yra esminis, vienas iš esminių faktorių, kaip sakyti, jeigu norim kažką padaryti, tai reikia apie tai koncentruotis. Ir kitas dalykas, kas Ukrainos yra viena iš didžiųjų stigmų, vietinė pramonė, vietinės pramonės gebėjimas gaminti ir užtikrinti tą tiekimą ir tą aprūpinimą. Tai jie šiandien dieną yra tikrai toj blogoje stadijoje, kad jie visiškai priklausomi nuo išorės, nes, būkime atviri, ar ne, jų ta vietinė pramonė, kokia stiprybė buvo sovietiniais laikais, tai po to buvo nudrengta ir nususus. Bet kokia, tai jie protingų žmonių, talentų, tai jie turi, jų inžinieriniai gebėjimai labai stiprus, bet bazės nelikė, bazė visa išpuvus. Tai aš manau, kad pas mus reikia apie tai galvoti, kaip kad tai nenutiktų ir kad mes gebėtumėm tą užsitikrinti visą tiekimą, nes, pažiūrėkit, kad nereiktų stovėti su 2 ištiestom rankom ar ne, kad šovinių ar dar kažko. Tu turi gebėti tą apsirūpinti pats. Tai tas tau duos atsparumą. Ja, aš irgi šitoje vietoje pritarčiau ir čia būtent tas yra iš esmės suvokimas, kad ta defense pramonė, gynybos pramonė, kiek yra svarbi, nes kažkas tai aš kalbu apie tos žmonės, kurie dirba gynybos pramonėje, sugalvoja nueiti iš civilinės, prasme, ir kurti daiktus grinai gynybai, vystyti technologijas grinai gynybai, kas yra visiška niša. Ir čia būtent Ukrainoje tas atsirado irgi praktiškai gerai po 14 metų, bet ypatingai sustiprėjo ir labai susistigavo po 22 metų, kad tai yra svarbu vystyti viduje, skatinti, finansuoti, pirkti ir taip toliau. Nes jeigu nėra gynybos pramonės kliento, o klientas tai yra vyriausybė, viena ar kita, tai ir nesivysto. Technologijų nebus ir tos technologijos neatsiras ten per dieną, iš civilinės jos nenumigruos, nes kai kurios būtent yra visiškai nišinės rinkos. Tai čia vienareikšmiškai yra ta pamoka, kurią ir mums patiems reikia išmokti ir būtent, vėlgi aš kalbėsiu apie savo sritį dronai, tai yra tokia sąlyginai minkštoji jėga, ne? Tai ne tanką pagaminti, kur ten apskritai yra didžiulė sistema. Dronus mes visiškai pajėgus patys daryti. Ką parodė FPV dronai, kas yra absoliutus, nežinau, išradimas šito karo, ne? Tai apskritai jie ten maždaug rodo, ten ant virtuvės stalo jį gali susirinkti ir daryti dalykus, ko anksčiau buvo neįmanoma. Tai irgi, ta prasme, kad mes tikrai pajėgus daryti dronus, patys darytis dronus, nereikia, sakykime, kaip čia tankų nusipirksim iš kitur, viskas ok, bet tos aukštosios technologijos, termikai, lazeriai, dronai ir taip toliau, visus šitos dalykus mes galim vystyti čia ir galim tapti pionieriais Europos, juos darydami. Tikrai nereikia... Pradininkai, pionierius, žinot. Okay. Tikrai nereikia laukti, kad kažkas tai už mus padarys ir mes iš kitų nusipirksim ir naudosim.
Ne, ką rodo ukrainiečiai, kad jeigu jie patys FPV dronų negamintų, tai nežinau, kurioje vietoje dabar būtų. Taip, aš gal pridėčiau, kad irgi visuomeniai ir valstybei turim tą aiškinti, kad kas liečia pramonės dalykus, technologijos dalykus, juos kūrė inžinieriai. Tai yra elektronikos, mechanikos, optikos, fizikai, kai kur chemikai ir taip toliau. O kariškiai juos naudoja, kad žmonės suprastų ir kad gautųsi kažkas, turi būti kažkokia ta sinergija šiek tiek tokia, ir grįžtamas ryšys, ir valstybė turi irgi domėtis, kokie yra pas mus pajėgumai, juos vystyti, nes, kaip sakau, taip, kariškis turi kariauti mūšio laukai ir naudoti tą sistemą, bet inžinierius turi suprasti, ką jis daro, kokios jo problemos, tai jis turi gautas ir tada galvoti, kaip jas spręsti technologiniu būdu. Ir tam reikalingos skirtingos kompetencijos, universitetai ir taip toliau. Tai va šie dalykai, kaip sakyt, pas mus iki šiol būdavo, kad jeigu tu kariškis, tai jis atys ir padarys termovizorių. Nu, nepadarys, nes ne to reikia. Ne? Taip. Tai ir pabaigai tiek grantą, tiek mes ieškam žmonių, tai ateikit dirbti gamybą. Nu, aš tau neteisiu, bet taip. Bet žiūrovai. Va, prašau, gal kažkam ir sukursim ir karjerą. Tai gerai, tai čia malonė gaidė, ačiū labai abiems mūsų svečiams už jūsų įžvalgas, už jūsų patirtis ir už tai, ką darote. Taip pat norim padėkoti mūsų žiūrovams, su jumis buvo aš Alminas Sinevičius ir jūs žiūrėjote Lock and Loaded patrulio bazę. Iki kitų susimatymų.